Gegužės 15 dieną restorane Vasaris įvyko finalinis kulinarinės lygos renginys, vainikavęs jaunųjų gastronomų kūrybiškumą. Iniciatyvos pamokos matuojasi Panevėžį renginys kulinariniai lyga sulaukė didelio susidomėjimo. Atrankinėme ture varžėsi 12 komandų iš įvairių miesto mokyklų, kurių kiekviena atstovavo 4 mokiniai ir juos lydintis mokytojas. Po atkaklios kovos į finalą pateko 5 stipriausios komandos, kurios komisijai ir gausiai susirinkusiems žiūrovams pristatė savo kulinarinius sprendimus. Su šito projekto idėja mes gyvenam jau gal 5 metį beveik. Pats projektas vystosi 2 metus ir štai šiandien antrąjį kartą, 2 metais renkasi moksleivių komandos. Aišku, vienas iš tikslų yra populiarinti gastronominės profesijas, kad mokiniai rinktųsi ir išryškinti tas asmenybės, kurios kūrė, kurios nori kurti. Ir aišku, tai vaikams daug smagiau yra tokios pamokos, negu kad sėdėti pamokose. Tai tie tokie pagrindiniai tikslai. Kiekviena į finalą patekusi komanda intensyviai ruošėsi net 2 mėnesius, vyko aktyvi patiekalo kūryba, diskusijos, eskizų rengimas, bandomieji gaminimai, skonių ir tekstūrų paieškos. Finale komandos pristatė savo sukurtus ir pagamintus patiekalus. Tai mūsų receptas yra su miško uogomis mėlynėmis ir jis yra veganiškas, be jokių pridėtinių cukraus ar saldiklių, labai sveikas, citrininis ir labai skanus. Tai čia yra tinginys su netradicišku receptu. Jis sudaro kokosų kremas, juodasis šokoladas ir selgos be cukrų sausainiai. Sunkiausia gal buvo surasti receptą ir jį pagaminti, bet buvo tikrai labai įdomu ir ieškoti ir bandyti pagaminti kažko naujo, ko nesam gaminusios. Ir šiaip labai pasirašymas įdomus. Patiko viskas, tik tais buvo kliučių su ta pačia pakuotė, nes pas mus iššūkis buvo sukurti dar patvarę ir tokią patogią pakuotę. Tai tiek, manau. Renginio kulminacija tapo originali atrakcija. Finalistai perskaitė praėjusių metų dalyvių paliktą laišką žinutę butelyje. Ši graži estafetė tęsiasi ir toliau. Dabartinės komandos sukūrė savo linkėjimus užrašytus ant lapelių, kurie bus perduoti 2026 metų kulinarinės lygos finalininkams. Stebina labiausiai, kad į atrankinį turą mokyklose kai kuriuose vyko atrankos. Tai reiškia, jau po 1 metų toks buvo susidomėjimas. Panevėžio moksleivių kulinarinė lyga veržėsi nemažai mokinių dalyvauti ir mokytojai turėjo pasukti galvą, kaip į atrankinį turą atrinkti komandą iš 50-60 moksleivių 4, kurie atstovaus mokyklą. Tai tas labiausiai stebino. Na ir aišku, motyvuotumas. Pabendravus su vaikais tiek išryškėja motyvacijos, tiek vaikai rodo entuziazmo, tiek jie linkę klysti. Tai čia tas yra labai gerai. Galvoju, kad dar irgi motyvacijos pridėjo Tajaus Lipniūno progimnazijos moksleivio sėkmė. Tai po finalo vaikinas buvo pasiūlęs braunį ir po finalo Vasario komanda konditerės pasiūlė kartu braunį ištobulinti ir pasiūlyti miesto gyventojams ir svečiams. Tai vaikinas dar pusę metų dirbo tą perkeltinę prasme, tiesiog paragavo procesą, kaip produktas ne tik gimsta popieriuje, lėkštėje, bet ir komercializuojamas. Tai ta neįtikėtina tokia patirtis ir sėkmės istorija Tajaus Braunio, kuris dabar jau lentynose Vasario yra, manau, kad irgi atvedė nemažai mokinių į šitą projektą. Aš per pagaminimo pamoką panaudojau tą receptą ir mokytoja mane paėmė dalyvauti iš šito konkursą. Tai galvojom, kokius patiekalus daryti ir galvojom mano braunį daryti. Šis regioninis analogų neturintis renginys gimė iš Panevėžio miesto ir rajono maitinimo įstaigų bendradarbiavimo su Panevėžio švietimo centru bei Panevėžio mokymo centru. Kulinarinės lygos iniciatoriai ir partneriai yra įsitikinę, kad tokios iniciatyvos padeda jaunajai kartai atrasti profesinius kelius ir skatina juos kurti savo ateitį Panevėžyje.